Sveiki visi atvykę į tinklalaidę Pesulė apie kiną, čia aš Mykolas Diržinauskas, kalbinu kino kūrėjus ir industrijos atstovus. Iš karto kviečiu pasiekti, kad nepraleistumėte mano turinio, bei noriu paminėti, kad mano veiklos draugai yra labai faina platforma, Žmonės Cinema, kurioje galite rasti labai daug fainų, trumpų, ilgo metro filmų, lietuviškų iš viso pasaulio ir daug ko kito. O šiandien tinklalaidai svečiuojasi Kamilė Zinkevičiūtė ir Tėja Tarvydaitė, kurios papasakos apie Šioblės festivalį. Tai sveikos. Labas. Tai pradėkim nuo festivalio pradžios. Kaip prasidėjo festivalis? Tai prieš maždaug 15 metų, kadangi jau 15 festivalis, kino kūrėjai dabartiniai, kurie tuo metu dar buvo LMT studentai, kaip Marija Kaftaradzė, Laurynas Bareiša, Vytautas Katkus ir jų kartos kūrėjai, susibūrė iš pradžių į Šioblės kino klubą, kuris irgi tęsiasi iki šiol. Tai mes kiekvieną ketvirtadienį žiūrim filmus, studentai jos pristato, taip pat kviečiam dėstytojus ir panašiai. Ir galiausiai ta veikla išsivystė ir iki festivalio, kuris irgi dabar jau 15. Ir labai fainai, kad iki šiol tęsiam šią tradiciją, nepaliekam dar kol kas. Tai va. O kaip pačios festivalį pirmą kartą susipažinot su juo? Ar buvo galbūt moksleivės, ar sužinojote apie jį, kai įstojote į akademiją? Man atrodo, šį pirmas Šioblės kino festivalis, kuriam buvau, tai buvo tas, kuris paskutinis vyko Sluškuose. Čia buvo jau tas atsisveikinimo su Sluškais festivalis. Ir jo, nieko apie jį prieš tai nežinojau. Čia kažkokį plakatą pamačiau ir galvoju, gal reikia pažiūrėti, kas ten tokia. Ir jo, ir atėjau ir mane labai nustebino, kiek ten daug žmonių susirinkė ir kaip viskas ten jaukiai, kaip jie ten viską, ten ir arbatos, ir sausainių, ir čia visokių filmų rodo, ir visi čia juokiasi, ir smagu, ir fainai, ir man toks buvo, okei. Čia buvo, aš tuo metu jau, man atrodo, buvau apsisprendus, kad stosiu į akademiją. Ir buvo toks gal kaip kažkoks pliusiukas, kur, gerai, eisiu pašniukštinėti, eisiu pažiūrėti, kas čia per žmonės daro tą festivalį. Tai va, tai aš kažkaip taip ir susipažinau. O Kamilė? Aš tai susipažinau tik įstojus, nes prieš tai kažkaip nelabai buvau girdėjus, dar nelabai buvau įsiliejus į kino bendruomenę. Tai įstojau ir pirmais metais, atsimenu, buvo pristatymas visokių šiaip studijų, ką mes veikiam, kokios tvarkos ir panašiai. Ir buvo tada tų visų kitų veiklų pristatymas ir buvo paminėtas Šioblės festivalis. Ir aš galvoju, kaip fainai, kažką tipo, kur patys studentai daro, ne dėstytojai, ne kažkokie jau įsitvirtinę industrijoje žmonės, o mes patys viską darom. Tai kažkaip mane labai patraukė ir pirmais metais tai aš taip dar, kažką truputį prisidėjau, bet jau šiemet tai pilna koja pradėjom viską daryti. Dar tada gal grįžkime atgal ir kas bendrai yra Šioblės kino festivalis. Kuo jis išsiskiria iš visų kitų Lietuvoje esančių kino festivalių? Aš bijau sumeluoti, bet jeigu neklystu, tai jis yra vienintelis gal Lietuvoje studentų kino festivalis. Man bent jau taip atrodo. Jis yra tarptautinis, čia nieko labai gal ypatingo, nes daug, man atrodo, festivalių visai ima iš viso pasaulio filmų. Bet nežinau, Kamilė, gal tu kažką dar pridėsi. Ir gal tas, kad visada organizuoja studentai, aišku, mums padeda administracija, mūsų dėstytojai ir panašiai. Bet padeda iš tos pusės, kad palaiko ir suteikia sąlygas. Jo. O šiaip mes patys viską darom. Ir gal dar tas įdomu, kad kadangi studentai vis išeina iš akademijos, baigia akademiją, tai vis nauja ateina. Tai ta komanda nuolat keičiasi, kiekvienais metais realiai skirtinga. Net jeigu, pavyzdžiui, dabar mes antrakursiai ir ketvirtakursiai, tai kaip ir nuo praeitų metų netėjo naujų žmonių į akademiją beveik, bet vis tiek atsirado kiti žmonės, kurie perima kažkokias veiklas, kažkas kitas jau koordinuoja programas, kažkas kitas daro vizualus ir panašiai. Tai tas nuolatinis pasikeitimas
man atrodo visai įdomu, nes kiekvienais metais festivalis vis kitoks būna. Ir aišku, gal ir nestabilumo prideda šiek O tiek. jo, labai. Nes Bet- vėlgi pripranti prie vienokių dalykų, visi pripranta prie, tarkim, jeigu yra žmogus, kuris ten labai gerai kažką daro, tai visi pripranta, kai tas žmogus išeina, tada iš karto atrodo, blemba, kaip užpildyti tą skylę, kaip dabar reikia surasti kažką, kas galėtų irgi taip kietai varyti. Bet jo, tokiuose momentuose mes stengiamės kažkaip sustoti truputėlį ir nusileisti ant žemės ir prisiminti, kad čia mes tiesiog tipo, mes norim gerai padaryti, žinoma, Jo. bet čia ne kažkoks ten, nekanų festivalis ir čia reikia nusiraminti ir mes viską galim daryti savaip ir stengtis, kaip gaunasi. Jo. Tai. Pavadinimas festivalio yra Šoblė. Kodėl toks, iš kur kilo, kokia yra prieš istoriją viso šito termino? Tai čia yra kaip ir omažas, galima sakyti, Henrikui Šablevičiui, kino kūrėjui, kuris įkūrė kartu ir kino katedrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir ten dėstė taip pat, užaugino kūrėjų kartas. Tai čia yra toks kaip jo pagerbimas ir kartu, man atrodo, buvo jo, kaip čia pavadint, pravardė. Šoblė. Šoblė, jį gyvenime vadino tiesiog Šoblė. Jo. Jo visi draugai, bičiuliai irgi kūrėjai kino. Jį buvo praminę Šoblę. Tai kažkaip labai prilipo, labai kečiai ir jo, iš tiesų nuostabus didis kūrėjas buvo, tai jo vardu ir pavadintas festivalis ir kino klubas. Kalbant apie kino klubą, irgi tuo pačiu pavadinimu yra, kaip jie susiję su festivaliu, tas kino klubas. Ar tai tie patys žmonės, ar viskas skirtingi? Daug maž tie patys. Jo. Nu, tai priklauso kartais. Anksčiau gal ne visada būdavo tie patys žmonės, bet vis tiek mūsų ta bendruomenė nėra labai didelė, tai eventualiai visi kažkaip prisideda ar tai prie festivalio, ar tai prie klubo. Tai mes gal dabar su tie taip ir festivalį, ir klubą kuruojam. Jo, Prisiėmėm darbų. jo, nes klubo kuravimas žymiai paprastesnis, man atrodo, tiesiog reikia kursiokam ir dėstytojam ir iš kitų kursų studentam pasakyti, kad yra tokios laisvos datos, gal kas norit parodyti filmą, gal kas turit kuom pasidalint. Tie žmonės tau parašo, užsipildo kalendoriukas ir tada reikia naujienlaiškį išsiųsti su gražiais piešinėliais. Ir ten pasipaustinti į Instagramą. Bet tai, jo, kažkaip su festivalio visais dalykais palyginus, tai labai nieko ten sudėtingo iš tiesų, bet labai yra malonu kiekvieną savaitę susitikti su kursiokais, su dėstytojais tam kino klube, pasižiūrėti labai gerą filmą ir fainai žiūrėti jį ne per kompą, ne per telefoną, per didelį gražų ekraną su dideliom gerom kolonkiam. Tai jo, ir po to visi aptarinėja įspūdžius, kam patiko, kam nepatiko, ten kas kaip suprato, ten visokias prasmes. Kartais tai tas aptarimas vyksta akademijoje, kartais mes jau tiesiog visi kažkur kaip grupė išmigruojam iš akademijos, nes ir taip ten labai daug laiko praleidžiam. Tai va, tai smagu ir kad ta tradicija tęsiasi kažkaip visai aktyviai, man atrodo, žmonės iš mūsų kino mokyklos visai lanko tą kino klubą ir aš tikiuosi, kad taip ir toliau bus. Ja. Ai, bet pamiršau paminėti, jisai atviras yra ne tik, ta prasme, mūsų studentam ten ateit gali, bet kas, visi, visada, kas tik nori, pasižiūrėti filmų ir pasibūt kartu ir susipažinti. Tai. Jeigu neklystu, kas savaitinis jisai vyksta. Jo, kas savaitę, ketvirtadieniais 18:30, kartais mes ten tą laiką truputėlį pakeičiam priklausomai nuo kažkokių aplinkybių, bet jo, visą laiką pranešam Instagram'e. Grįžkim prie festivalio. Ar tai, sakykime, yra festivalis, kur kažkokias teminės kryptis renkatės jau gavę kažkokių filmų, ar visgi prieš festivalį susirandat kažkokią temą, ar iš viso tiesiog rodote filmus ir neieško kažkokios bendros šių metų temos?
Nu, man atrodo labai skirtingai. Kartais būna, kad visą laiką pirmą išsirenkam temą, bet tik po to mes nusprendžiam, ar mes atrinkinėjam filmus pagal tą temą, ar tema tiesiog yra bendra estetika, bendras vaibelis. Tai šiais metais, man atrodo, taip ir gavosi, kad sugalvojom temą, pavadinimą. Krištolinė šoblė šiais metais yra dėl to, kad yra 15 šoblė, o 15, pavyzdžiui, vestuvių metinės vadinamos krištoliniam. Tai tokį, nežinau, ar pilnai gal persiskaitė. Iš pat pradžių daug kas manęs klausė, krištolinė, prie ko čia per krištolas, apie ką čia. Bet jo, kažkaip man visai fainai. Bet jo, filmai nėra pagal tą krištolo temą atrenkami, man atrodo, šiais metais mes. Ne, mes labiau filmus atrinkinėjom. Šiaip būnam nusisprendę paprastai prieš paleidžiant aplikavimą į festivalį, kokios bus programos, bet būna, kad ir pavyzdžiui eigoje filmų žiūrėjimo pamatom, kad verta padaryti dar kažkokią programą. Pavyzdžiui, tai buvo su Ukrainos programa. Mes iš pradžių neplanavom kaip ir daryti atskiros programos, nes tiesiog nežinom, ar gausim pakankamai filmų, ar susidarys ta programa. Bet tada kažkaip žiūrėdami, jau atrinkinėdami filmus iš tarptautinės programos, pamatėm, kad visai yra variantas padaryti atskirą Ukrainai programą. Ir dar ko labai džiaugiamės, tai kad dalis kūrėjų, kurių filmus atrinkome, atvažiuos į festivalį. Tai labai fainai ir mums susipažinti ir jiems, manau, fainai pamatyti savo filmus festivalyje. Tai visai smagus toks variantas gavosi. O dauguma kitų taip apsprendėm iš anksto, ten eksperimentinę šiemet pristatėm naują programą. Jo, nauja programa mūsų eksperimentinė šiais metais. Toks eksperimentas, žiūrėsim, gausias, man atrodo, kad visai fainai ten. Jo. O tos programos, turite kažkokį irgi sąrašiuką pasidarę, kokių programų ieškote, ar pagal filmus, ar yra kažkokių programų, kurios tam, tarkim, nacionalinės konkursinės yra nuo pat festivalio pradžios? Jo, yra tokių tradicinių, tai pavyzdžiui, nacionalinės, moksleivių ir studentų, tada kiekvienais metais darom programą Šoblė ir draugai. Tai čia yra Henriko Šablevičiaus ir panašiu metu kūrusių režisierių filmai, kuriuos irgi parodom kiekvienais metais, nors tas kažkaip, man atrodo, faina išlaikyti tą tradiciją ir pasižiūrėti šiek tiek archyvinio kino, nes, aišku, labai daug turim ir naujai sukurtų filmų, tai smagu gal pasižiūrėti, kas buvo kuriama seniau. Ir visi filmai rodomi festivalyje yra gauti, ar turiu omeny jums, kurie juos siuntė, ar yra ir filmų, kuriuos galbūt patys organizavote, kad būtų parodyti festivalyje? Yra, kur patys organizavomės. Pavyzdžiui, žiūri programa. Ir Nordfilm irgi visai buvo tokių, kur mes užmatėm. Jo, Nordfilm irgi nauja šiemet programa. Tai yra, Nordfilm yra alijansas Šiaurės ir Baltijos šalių kino mokyklų, kur LMT irgi priklauso tam alijansui. Ir praeitais metais taip pat buvo atvažiavę studentai iš Nordfilm akademijų. Ir mes pagalvojom, kad gal šiemet būtų fainai padaryti tokį variantą, kad mes pasikviečiam tuos studentus, kurių filmus įrodom. Tai vat mes kažkiek buvom matę Taline, kai buvom išvažiavę į dirbtuves, kažkiek atsirinkom, jau pasidarėm formą. Jo, buvo labai, labai smagu, nes jo ten irgi tokia visą didelę programą pasidarė, ten kiekvieną dieną kažkokios veiklos dirbtuvės, po to nueini žiūrėti filmų, kurie yra įvairių šalių kūrėjų, kurie dažniausiai ten ir salėje sėdėjo. Mes su Kamile sėdim ir kažką pamatom ir iš karto po filmo gerai, tu eik pas prodiuserę, aš eisiu pas režisierę, pasiimsim kontaktus, reikia susitart kažką, nes čia yra, čia fainai, ta prasme, arba tegul šiaip į festivalį atsiunčia, arba per šitą, į konkrečiai šitą programą. Tai jo, kelis tikrai taip susimedžiojom. Bet pagrinde viskas buvo atsiųsta per
per mūsų Nu Film jo, Freeway. tose didžiausiose programuose moksleivių, studentų, tarptautinėje, tai daug ką rinkomės iš to, ką kūrėjai patys atsiuntė. Tikiu, kad teko peržiūrėti daugybę filmų. Ir Jo. labai įdomu, kaip jūs matot, kokios temos kūrėjams šiuo metu yra aktualios. Kokiamis temomis kūrėjai dabar kalba? O, čia geras klausimas. Man atrodo, tu daugiau žiūrėjai negu aš. Aš pagrindę atrinkinėjau eksperimentinę programą, pagelbėjau su moksleiviu. Na, aš dabar galvoju, kaip čia apibūdint. Šiaip, gal jeigu bendrai imant, aš taip iš anksčiau į klausimą atsakysiu. Bet, pavyzdžiui, tarptautiniai programai buvo labai labai daug gerų filmų. Kažkaip pernai gavom daug tokių, nu tiesiog, kur filmai faini, bet kažkaip gal nesinori festivalį rodyt. Bet šiemet labai labai daug gerų filmų, tai man atrodo, kaip visada daug yra apie santykius tarpusavę. Šita tema visai vis dar veikia. Tada šeimos, būtent ten, ar tai mamos ir vaiko, ar tai tėvo ir vaiko, kažkas tokio visai eina šita tema. Ir man atrodo, keletą filmų tokių tikrai bus, ypač tarptautiniai programai. Kažkaip gal dar iš bendresnių tendencijų, tai pastebėjau, kad mažokai dokumentikos. Jo, tas tiesa, mes jau net galvojom gal padaryti po kaip atskirą programą kitais metais dokumentinių, kad būtų daugiau, nu, kad būtų kažkokia paskata, gal tada žmonėm siūsti ir savo kažkokius bandymus dokumentinius, kad ir kažkokius neprofesionalius, bet vis tiek, nu, dokumentinis kinas irgi yra kinas ir irgi jį reikia žiūrėti ir ten yra labai įdomių dalykų. Tai jo, mažokai dokumentinių. Bet dar iš temų tendencijų aš pastebėjau tokį, nu, tokią visai apokaliptinę gaidą, bent jau, nežinau, tarp eksperimentinių filmų tikrai buvo tokių visai apokaliptinių. Tarptautiniai programai buvo nemažai irgi tokių gilesnių apie egzistenciją, apie karą. Ir jo, nu čia neišvengiama, man atrodo, tema. Tikrai neišvengiama tendencija tokia. Dar apie dokumentinį kiną visai įdomu, kaip jums atrodo, kodėl mažėjo dokumentikos. Ar galbūt kūrėjai jau tos realybės per daug žiauros turi savo aplinkoje ir nori keliauti į fikciją? Galbūt yra kažkokie techniniai sunkumai, kodėl mažėja tos dokumentikos, kaip jums atrodo? Nu, kad jos mažėja, tai irgi sakyt, mums tiesiog mes mažiau jos gavom šiais metais. Ar jos šiaip bendrai mažėja, čia aš negaliu pasakyti. Bet kiek aš esu kalbėjęs su festivaliais, tendencija tokia pati. A, ne? Ok, įdomu, šitą nežinau. Jo. Aš manau, kad gal iš dalies vaidybinis kinas kažkiek labiau išlaisvina, nu, tam tikrą prasme, nes vis tiek tu pats kurdamas gali gana laisvai traktuoti realybę, traktuoti tam tikrus santykius, veikėjus, siužetinės linijas ir panašiai. O dokumentinis kinas, nežinau, man sunku sakyti, aš kadangi pati labiau teoretikė nei praktikė, tai kažkaip atrodo, kad gal kūrėjai įsivaizduoja ar gal nenori apsiriboti, tarkim, vienu žmogumi ar viena tema, ar kad ir apie ką būtų dokumentika, tai gal jiem vaidybinis kinas simbolizuoja tam tikrą laisvę didesnę. Bet čia visiškai mano spėjimas, nežinau, ar taip yra, bet nežinau, kažkaip ir tarp mūsų kursiokų ir vyresnių nesakyčiau, kad daug yra žmonių, kurie labai nori daryti dokumentiką. Tikrai yra. Kažkiek žinau porą žmonių, kurie ne tik nori, bet, nu, ta prasme, jie vos nenori jų specializuotis tame. Man atrodo, kai pagauni kabliuką
ir supranti, kaip veikia dokumentinis kinas, tai tada jis pasidaro net žavingesnis už vaidybinį, nes jo vaidybiniam tu pats sukonstruoji ten visą tą realybę, kokia čia yra istorija, kokia čia bus pabaiga. Dokumentinis gal yra sudėtingesnis iš tos pusės, kad ne visada būna graži istorija. Tu gali ruoštis kažkokiam įvykiui ir tada jis neįvyksta, tarkim. Ir ir tada filmas neįvyksta, taip gaunasi. Ar... Jo, nežinau, man atrodo, dokumentikoje viskas taip subtiliau yra. Aš pati dar nesu spėjus labai daug patirties pririnkt su dokumentika. Bet šį semestrą gausiu pasibandyti, tai bus visai įdomu. Bet jo, ten viskas yra subtiliau, ten tiesiog gyvenimas arba tau atskleis kažkokias paslaptis, kažkokią istoriją, kurią tu spėsi užfiksuoti arba nespėsi jos užfiksuoti ir jinai nuplauks ir tu jos nebelabai galėsi taip, kad atkartot. Aš manau, kad gal dėl to. Bet tas pabėgimas nuo žiaurios realybės tikriausiai irgi yra dalis to, kad jau mes tokioj hiperrealybėj kažką gyvenam, kur visur yra ir telefonas, ir kompiuteris, ir mes visur skaitom tai, kas vyksta ir kaip ten, žinai. Tiesiog gal smagiau yra pabėgti nuo to kartais. O ar galvojat, kad galbūt vaidybinio trumpametražio lietuviško kino sėkmė didžiuosiuose festivaliuose turėjo įtakos trumpos dokumentikos mažėjimui? Šiaip Tikrai gali būt. Nepagalvojau apie tai. gali būt. Bet aš manau, kad kūrėjai gana... Kaip čia pasakyti dabar? Gerai. Kad jie gana laisvai žiūri į tai, ką jie nori kurti. Turiu omeny, kad jie gal neapsiriboja festivalių siekimu, ar ten, kad dabar sukursiu filmą, kuris laimės visus festivalius, laimės visus prizus. Bet galbūt yra ta mintis. Man atrodo, kad būna tokio požiūrio kartais pas kūrėjus, ir šitas požiūris, kad filmas dar nepadarytas, o mes jau galvojam apie festivalius. Iš karto žinai, kad čia bus sudėtinga ir čia gali būti nelabai gerai. Jo, nes, man atrodo, festivalis neturėtų būti siekiamybė vis tiek. Sukurti gerą filmą turėtų būti siekiamybė. Jo. Bet ar nėra festivaliai tikriausiai trumpo metro vienas iš būdų auditoriją savo surasti? Faktas. Jo, čia tiesa. Nes, trumpo metro nelabai rodo kine. Nerodo praktiškai. Jo, realiai aš esu girdėjus tik tai, kad tikiuosi nepameluosiu, bet man atrodo, Prancūzijoje yra tokia tradicija, kur prieš ilgametražį filmą parodo trumpametražį vieną. Galbūt ne visose seansuose, bet yra tokia tam tikra tradicija, o pas mus visiškai to nėra. Tai tik tai per festivalius tu ir gali parodyti žmonėms savo filmus ir susirinkti auditoriją, kaip tu sakai. Kalbant apie tuos retėjančius žanrus, taip pat mažai būna animacijos. Ar turėsite animacijos Šoblės festivalyje? Animacijos bus. Jo. Ir tikrai gavome daug fainos, labai įdomios animacijos. ir jinai irgi iškėlė, šitas momentas irgi iškėlė tą klausimą, kad gal mums reikėtų atskiros animacijos programos tada, nes kartais būna neaišku, kur net dėt, ar čia labiau į eksperimentinę programą, ar čia labiau į studentų. Kažkaip vis tiek norisi, kad filmas sužibėtų savo kontekste. Tai galimai reikės padaryti animacijos programą, bet tada at this point mes jau turėsim ten 13, 14, 15 programų, kasmet vis daugės programų. Nes šiemet jau 10 turim programų, man atrodo. Negaliu sakyti, kad daugiausiai, kiek kada nors yra buvę, bet tikrai daugiau negu pernai. 10? Ne 9? 10. 10, man rodos. 10 programų. Tai va, mes jau einam link 15 programų, kur festas vyks visą savaitę, tiesiog po to visą mėnesį ir jo.
O jūs patys gautus filmus dėliojat į tam tikras programas, nes dažnai festivaliai, kai juos teikia, dažnai jau tenka kuriems pasirinkti, ar tu teiki kaip moksleivis, ar kaip ten vaidybinis, ar kaip dokumentinis, kaip pas jūs kokia praktika? Pas mus jo irgi nustatyta, kad tu teikėjai tam tikrą programą, bet man atrodo buvo kažkoks gal vienas ar porą atvejų, kur Jo. mes, pavyzdžiui, buvo filmas pateiktas į tarptautinę arba į, pavyzdžiui, moksleivių, bet mes tada ten pasitarėm tarpusavyje, pagalvom, kad gal labiau tinka į eksperimentinę. Jo, tiesiog į bendrą kontekstą tada jau žiūri ir tada matai, kad, okei, šitas filmas tikrai yra geras, bet, tarkim, bendram moksleivių programos kontekste jis atrodytų tiesiog, ne tai, kad prastesnis už kitus, bet tiesiog išsišoktų labai. Ir galbūt ir atitrauktų dėmesį nuo kitų filmų truputėlį ir gal pats negautų to tokio, nu jo, žodžiu, viskas nuo konteksto kažkaip. Tai vat būna tokių vat vienesnių atvejų, kada mes tiesiog pasiūlom perkelti į kitą programą. Dar apie pačių programų sudarimą. Ar rodo tiesiog geriausius filmus, ar bando ta programa kažką pasakoti, kurti kažkokią istoriją, kurioje pasakojama būtent tos programos filmų? Labiau geriausius filmus. Nors, pavyzdžiui, net ir tai sunku pasakyti. Tarkim, ta pati tarptautinė programa, tiek daug gerų filmų buvo. Man jau taip gaila buvo kai kurios atmest, nes tiesiog nebetilpom visiškai į laiką, nes norisi vis tiek nedaryti tos programos 3 valandų ilgio, nes neišsėdės žiūrovai, aš pati neišsėdėčiau. Tai labai skaudėjo širdį kai kurios atmest, bet jo, kažkaip stengiamės labiau eiti per būtent kokybę, kiek mes galim tai įvertinti savo pajėgom. Kokybė ir autentika, man atrodo, yra tie pagrindiniai tokie, kur čia kažkas naujo, čia kažkas tokio netikėto ir matosi, kad daug širdies įdėta, tai tikrai tokius stengiamės atrinkti. Apie atmetimo filmų procesą, kadangi tai yra viena iš dalių festivalių, kad tenka kai kuriems filmams dėja pasakyti ne. Ar tai yra kažkoks vieno asmens sprendimas, ar vyksta tarpusavio diskusijos, galbūt kažkokie vertinimai? Kaip priimamas tas sprendimas, kad dėja šitam filmui šiais metais festivalyje nėra vietos? Bent jau eksperimentiniai programai, tai vyko per diskusijas. Nes mes su mano kolegė Aleksandra Jančiūtė atrinkinėjom filmus ir ties kai kuriais labai lengvai sutikom ir buvo toks, okei. Čia fainai, čia gerai, čia eksperimentas. Ir ties kai kuriais mes visiškai nesutikom, kur jinai sakė, bet taigi čia visiškai neeksperimentiška. Aš sakau, kaip, bet eksperimentinio kino, ta prasme, savoka yra labai platus dalykas ir gali eksperimentininis kinas irgi būti labai įvairus. Man atrodo, kad čia kaip vaidybinis filmas, jis visai eksperimentiškas ir taip tada pats įsipainioji į savo kažkokį tokį minčių tinklą ir tai kai kur reikėjo visai skaudžių kompromisų priimti, bet taip kartais reikia, nežinau. Spėju, kad vis tiek tarptautiniai buvo sunkiausia katint kai kuriuos tiesiog. Jo, bet irgi ėjom kompromiso principu, nes buvom susidarę shortlistą filmų ir tada jau juos paeiliui aptariam ir kai kas tiesiog dėja netilpo į programą ir reikėjo atsisveikinti. Ir šiaip visos programos yra atrenkamos bent 2 žmonių. Gal tik tai šiemet Šoblė ir draugai, kadangi ten archyviniai filmai, mes jų patys ieškom, tai patikėjom vienai savo kolegijai, Akviliai. Bet paprastai visos programos yra sudarinėjamos bent 2 žmonių, kadangi, ir tiesiog tų filmų daug reikia pasižiūrėti ir, man atrodo, fainiau priimti sprendimą ne vienam, o keliese. Aš, pavyzdžiui, negalėčiau, man atrodo. Man būtų... Aš irgi ne. Aš tiesiog tau rašyčiau ir konsultuočiausi, nes, alio. Jo, nes kažkaip sunku tada... nežinau, aš tai dar nesijaučiu pajėgi nuspręs, kad čia yra tobula programa ir aš ją sudariau ir viskas žiauriai fainai, bet
Nu, iš tikrųjų, Bet tai čia mes visas ir- festivalis, man atrodo, yra toksai, nu, tipo, toks kolaboracinis procesas, ta tikrąja prasme. Ir aš dėl to, nu, kiekvieną naktį atsigulus į lovą padėkoju, nežinau, visatai, kad Kamilė yra ir kad man nereikia šito dalyko vienai daryti. Aš Ir- lygiai taip pat. Lygiai taip pat. Dar ir Ūlai, mūsų festivalio O, jo. vadoviai, kuri dabar 4 kurse, Mhm. kuri mus prižiūri ir su kuria mes dėl visko konsultuojamės, dėl kiekvieno mažiausio Vieno dalyko. mažiausio dalyko, jo, ten, nežinau, pirk 2 pakelius podelių ar 3 pakelius podelių. Nu ir jo, reikia apsvarstyti tokius klausimus. Taip, žinai, tiek rimtus, tiek nerimtus klausimus reikia apsvarstyti. Ir labai yra gera, kai aplinkui yra žmonių, kurie padeda tau. Tai jo. Pakalbėkime ir apie žiūri, kadangi kaip kiekvienas rimtas festivalis turite ir savo žiūri. Šiais metais žiūri sudaro Andrius Blaževičius, Saulė Bliuvaitė bei Adas Burkšaitis. Ką jie vertins, ko laukia įvertintų filmų, galbūt apdovanojimai, kažkokie prizai. Ir kaip pavyko prisikalbinti šios tokius tikrai žymius kino žmonės. Tai primink dar pirmą klausimą, atsiprašau. Ką vertinti žiūri? Taip, tai žiūrės studentų programą, tai yra nacionalinė programa, ir rinks special mention. Taip pat dar publika rinks ir galės balsuoti už geriausią moksleivio filmą ir geriausią studento nacionalinės programos filmą. Ir visi šitie 3 laimėtojai gaus prizus, tai tiek iš festivalio pusės, tiek iš mūsų rėmėjų tam tikrus prizus. O kaip pavyko prisikalbinti žiūri, tai čia absoliučiai sėkmės dalykas. Mūsų kolegė Mija tai darė ir paprastai su žiūri būna visada sudėtinga, nes Šoblės festivalis vyksta tuo pačiu metu kaip Berlinalė. Ir labai daug Lietuvos kino kūrėjai tiesiog išvažiuoja į Berlinalę. Ir tai, kad šį kartą pavyko prisikalbinti šios žmonės, yra labai labai smagu, labai džiaugiamės. Tai va, ir kaip kasmet su žiūri, žiūri ne tik tai išrenka special mention, bet ir rodom jų programą. Tai šiemet dar pakombinavom jų programą su estrados renginiu, tai galės lankytojai festivalio ne tik tai pažiūrėti filmus, bet ir susipažinti su žiūriu, išgirsti apie jų kelią po studijų. Ir tai galės padaryti vasario 18, 7 val. Estradai. Paprominsiu truputį. Tai va, tai tokia kaip ir įžanga į festivalį. Ir man atrodo labai fainas būdas susipažinti su žiūri. Manau, metas keliauti prie rekomendacijų. Gal pradėsiu nuo tokio klausimo, kurį filmą norėtumėte pamatyti vėl pirmą kartą? Koks klausimas. Žinoma, iš ką rodysit Taip. festivalyje. O, Dieve. Man atrodo, man reikia prisiminti, 10 programų, man reikia prisiminti. Aš dabar galvoju. Aš turbūt, kadangi daugiausiai su tarptautinė programa, tai iš ten kažką rekomenduosiu. Yra iranietiškas filmas The Tortoise apie tėvo ir sūnų, bet jie, žodžiu, šiaip gana siurrealistinis filmas. Gal aš daug nespoilinsiu, bet trumpai, kad, žodžiu, tėvas turi ant veido tokią kaip ataugą iš akmenų, tiesiog jo veidas apaugęs akmenimis. Ir, žodžiu, o jo sūnus tuo tarpu yra kariuomenėje, žodžiu, ne su tėvu. Ir jisai po tėvo mirties sugrįžta į, žodžiu, gimtąjį kraštą, palaidoti tėvo. Tai toks ir vizualiai labai įspūdingas filmas, ir istorija tokia
labai keista, bet man labai patiko, tokia surreali ir netikėta galbūt. Tai šitą filmą labai rekomenduočiau. Šiaip visą tarptautinę programą rekomenduočiau, nes, nu, tikrai mes ten daug stengiamės, daug darėm, tai tikiuosi, kad bus įdomu pažiūrėti. Aš dabar žiūriu ir galimai mano rekomendacija būtų iš Nordfilm programos. Aha. Latvių kūrėjos Patricija Prūsė. Filmas Umbilical Cord. Atsimeni Umbilical Cord. Nu, ta Šitą prasme, irgi Taline matėm. Taline matėm ir visiškai išsprogdino smegenis. Ten yra dokumentinis filmas. Jeigu Taip. aš teisingai, nu taip, jisai yra dokumentinis, bet su tokiais labai įdomiais abstrakcijų, tokiais elementais. Ir jo, labai, labai skoningai padarytas filmas apie moterį, kuri gyvena labai įdomų ir labai įvairų gyvenimą. Jaunystėje užsiiminėjo vienokia veikla. Po to vėliau užsiiminėjo kitokia veikla, jinai atidarė prieglaudą. Jo, prieglauda, Jo. nežinau kaip pasakyti, pamestiems šunims? Ne, Nu, kažkas kažkas nu, tokio. apleistiems jo, šunim. Jo. apleistiems gyvūnams. Ta prasme, labai rekomenduoju, bet į Nordfilm, iš šitą filmą labai rekomenduoju pamatyti. Jis tikrai, nu, man bent jau labai didelį įspūdį paliko ir ypač tai, kad kūrėja yra, nu, tipo mūsų kartos žmogus, o jau varo tokiu lygiu. Labai, labai paliko įspūdį. Labai norėčiau tą filmą vėl pamatyti pirmą kartą. Nu, kaip tarsi iš naujo pirmą kartą. Tai va. O jeigu reikėtų rekomenduoti programą, ar iš tos tą pačią programą, iš kurios yra šitie filmai, rekomenduotumėt, ar kažką kitą? Aš tai kelias norėčiau rekomenduoti, Prašom. jeigu galima. Jo. Man atrodo, nacionalinė, aš vis sakau studentų, bet iš tikrųjų tai yra nacionalinė programa, Ne tik studentų. ne tik studentų. Tai, man atrodo, visai stiprus filmai tenais šiemet ir jau keli buvo parodyti anksčiau festivaliuose, bet mums atrodo, kad vis tiek labai verti filmai pasižiūrėti dar kartą Šoblėje. Taip pat tarptautinė programa, aišku, jau minėjau, bet jinai, man atrodo, yra ilgiausia. O jo. Tai pasiruošti reikia, bet labai verta, nes man atrodo tikrai bent jau stengiamės atrinkti jau geriausiai iš geriausių, ką galėjom. Tai va, nu ir aišku, Ukrainos programa, manau, visai įdomi. Vėlgi, tai, kad kūrėjai atvažiuoja, labai smagu, bet ir šiaip, man atrodo, solidarumo parodimas visai svarbus šituo atveju. Tai dėl to smagu susirinkti kartu ir pasižiūrėti Ukrainos programą. Jo, aš irgi va tikriausiai antrinant tau tarptautinę rekomenduočiau, eksperimentinę rekomenduočiau, nes tai yra eksperimentas, mes norim šiaip pažiūrėti, ar žmonės domisi eksperimentiniu kinu, gal tai įkvėps kažką dar daugiau patiem, žinai, sukurti. Ir jo, tada jau kalbant apie paramą, tai turim šiais metais ir Palestinos programą. Ir jinai irgi nėra labai ilga, bet atrinkom 3 labai, labai gerus filmus. Kai kurios juos gauti buvo truputėlį sudėtinga, nes vėlgi ta komunikacija tokia sulėtėjusi yra, bet šiaip netaip gavom ir dėl to labai džiaugiuosi ir nekantrauju parodyti šitas filmus. O vyks Q&A su kūrėjais, ar bus galimybė tiesiog pasigauti kūrėjais koridoriuje ir iškamantinėti apie jų kūrybą? Jo, bus galimybė pasigauti. Jo, labiau galimybė pasigauti, bet Q&A vyks kitoks. Jo, turėsim Q&A su antrakursiais, tai mūsų kursiokais, kur moksleiviams, kurie nori stoti į mūsų fakultetą, atsakysime į visus rūpimus klausimus. Darysim trumpą pristatymą, kaip ten mūsų studijos vyksta, ką mes veikiam, kokios ten užklasinės veiklos. Visus gražius ir negražius dalykus. Jo. Išsakysim. Ir tada kviesim moksleivius tiesiog
klausti visko, ko jie nori ir kadangi norim tai daryti tokį gana neformalų Čia Q&A. pasikalbėjimą. Jo, tai dėl to kviečiame studentus. Galbūt dėstytojai galėtų iš dalies geriau pristatyti, bet aš manau, studentai gali iš tikrųjų iš patirties papasakoti, kaip tos studijos iš tikrųjų vyksta. Jo. Tai jo. Tai tuomet kviečiame visus galinčius atvykti į festivalį, kuris vyks kada? Vasario 19-21 dienomis, Olandų gatvėje 21A. Ir išvysti jaunų kūrėjų gero kino. Tai dėkui, kad atvykot, kad papasakojot. Ačiū tau labai. Ir tikriausiai susimatysim festivalyje. Lauksim jūsų ten. Iki.